Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną TwinsBet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt. Tai kuo šiomis dienomis gyvena Kristupas Jančiauskas? Prakaitu turbūt. Sunkiu darbu, prakaitu atsidavimu į šitą sportą. Paskutiniai akordai dabar yra statomi. Šie metai tau yra ir su mokslais, ar ne, labai svarbus, nes tu esi abiturientas, neseniai šimtadienis įvyko, ar ne, sakei, labai ilgai neužsibuvai. Taip gavosi su šimtadieniu, kad realiai oficialioje dalyje pabuvau, nuvariau valandą, atšvenčiau ir tada reikėjo važiuoti namo, kuo greičiau grįžti, kad galėčiau kitą rytą atsikelti ir nueiti pasportuoti į rytinę treniruotę. Reikia dėlioti šiais metais labiau truputėlį visą, dienotvarkę, nes vis tiek mokslai paskutiniai metai, egzaminai, galvot, kur sto toliau, treniruotės, daugiau tokio rūpesčio, kaip viską susidėlioti. Aš sakyčiau, gal daugiau spaudimo iš visų pusių, nes tiek mokytojai reikalauja aukšto tempo, tiek sportas, tiek viskas, bet manau, jeigu tu turi pats norą kaip individas, tu gali viską susidėlioti ir viską suspėti. Aš stengiuosi neapleis mokslo ir pilnai, kiek galiu atsiduoti sportą. Tai šiuo momentu iki pat kovos mano visas dėmesys yra sporte, po to truputį daugiau sudėliosiu į mokslus. O mokytojai duoda nuolaidų, žino vis tiek, ko užsiemi, kad dalyvauji varžybose. Šiaip, dabar jau pradėjo nebeduot, anksčiau duoda, dabar jau gal pagalvoju, kad naudojasi, bet tarp kitko, kalbant apie mokytojus, jeigu truputį pakeisti šitą podėmę, tai lietuvių kalbos mokytojai įsigijo ir dar rusų mokytojas atvyks į renginį kovo 21 dieną. Tai visai fainiai, tai gal taip kažkaip pamatys, kad tos visos jų nuolaidos neina veltui ir aš neišnaudoju jų geros širdies. O galvoji, kur po mokyklos tavo kelias nusities? Kokią specialybę nori įgyti, kur studijuosi toliau? Mano pats prioritetas tiek su specialybė ateities, tiek su išsilavinimu yra, kad aš nenoriu apleisti sportinės karjeros, noriu tęsti šitą kelią, nors jis yra sunkus, nors jis reikalauja labai daug atsidavimo. Aš noriu būti to dalimi ir noriu pažiūrėti, kur tai mane nuves. Bet turiu užsibrėžęs tikslus įstoti į aukštąją mokyklą. Neseniai nuėjau, užsirašiau savanoriškai į Lietuvos kariuomenę, atlikti tarnybą, aišku, tokiu būdu, kur man leis dalyvauti profesionaliuose kovose ir augti kaip sportininkų. Tai savo ateitį aš esu konkrečiai susidėjęs, kurio viršūnėje yra būtent kovinis sportas ir profesionalios kovos. Prieš kiek laiko tavo pirma profesionali kova įvyko? Tai kovo 22 bus realiai, šis turnyras vyksta kovo 21, prieš metus laiko aš ant tos pačios dienos svėriausi, o kitą dieną kovojau K1 taisyklėmis prieš Adomą Razmą, kurį irgi pamatysim. Tai pažiūrėsim, kaip mes galim labai gerą palyginimą padaryti, nes tiek aš, tiek jis kovos pagal K1 taisyklėm, tik su kitais priešininkais, kaip mes paaugom per tos metus. Bet norėjau paklausti apie augimą. Pats tu jauti, koks tu buvai prieš metus ir dabar pasikeitė? Kas tu jauti pasikeitė? Suvyriškėjau turbūt biologiškai kažkiek, tiek protė, daug dalykų įgijau, pakeliavau po Aziją, tas suteikia man daugiau kompetencijos tiek gyvenimo prasme, tiek sportinė. Aplankiau daug klubų, tų žymių. Net ir buvo labai tokia, nežinau, kaip vaikystės svajonės irgi išpildymas. Nuvarėjau vieną klubą Tailande ir taip sportuoju, pasisuku pašonę už pečių, už kokių 5 ar 10 metrų sportuoja buvęs UFC čempionas, kur ten žiūrėjai per teliką, Drikus Duplessis. Tai ten iš vis atsisuki, pamatai tokio lygio žvaigždę, iš vis jautiesi kosmose. Tai man tas labai patiko. Ir šiaip, manau, tu kai augi šitam kelyje, kuo toliau, tu atrandi naujų žinių ir taip kažkaip save tobulini. Technikos prasme, ką ištobulinai per tos metus? Aš manau, kad fizinė jėga ir boksas, stipres, aštres kombinacijas, nes
per visas treniruočių stovyklas, tiek lapkritį, kiek dariau, tiek dabar labai dirbau su vyrais, su fiziškai stipriais, su boksininkais paringavausi, tai manau, kad mano rankos bus aštrios ir eis tiesiai į tikslą, kur reikia pataikyti. Turi savo firminį smūgį kažkokį tai, ar kombinaciją, kurį mėgsti? Kažkaip, turbūt už kovų galim pasakyti, kad keliukai man labai kažkaip, nežinau, ir mėgėjų karjerą, ir profesionalas, ir labai jau keliukai man tinka ir patinka jie, kažkaip patogus labai, bet dabar aš kažkaip stengsiuosi labiau bokso techniką ir ilgesnės kombinacijas, nes lapkritį viskas gerai, sukovojom, padarėm darbą, laimėjom, bet man asmeniškai trūko rankų kombinacijų iš mano pusės, tai vat stengsimės tą užlipdyti. Užlipdydami va šitą spragą, aš tikrai manau, kad atrasim kitų dalykų, kur dar reiks lipdyti ir taip kiekvieną kovą tobulinsim ir auksim. Kovoji prieš lietuvių priešininkus, dabar užsienietis. Koks skirtumas? Tau kaip pačiam mes dar kalbėjom anksčiau, kad sakai taip va, keista, nes vis tiek su lietuviais tu kartais ir susitinki bendruose treniruotėse, šparinguose, vis tiek ir pažįstamas, ir pakalbi, ir opringia kovo. Tai su lietuvių ir su užsieniečių kovo tau pasidalink mintimis. Nu, dabar irgi tas užsienietis. Jisai yra Olandas, visiškai kita mokykla, jis yra kovojęs geros organizacijos, jis yra Infusion'e kovojęs, yra Kavienė kovojęs. Tai jis atneš šitą kovą visiškai kitokį atspindį, negu buvę mano priešininkai. Ne? Vis tiek, jeigu tu esi lietuvis, tos mokyklos vis tiek turi sinonimiškų dalykų tarpusavį. Tai tu, kol kovoji su juo, tu gali pastebėti kažką panašaus, ką ir pats darai, lengviau nuspėti. Ką man Klienburgas atneš kovo 21 dieną, sunku nuspręsti. Bet aš viską darau savo jėgose, kad pasiruoštai dieną ir laužyti jį, atnešti lietuvišką jėgą jam. Stebėjai jo kovų, matai jo silpnas vietas? Jo, stebėjau, daug stebėjau, labai išanalizavau. Aš esu šito sporto moksliukas, aš labai, jeigu būtų dalykas mokykloje, tai aš tikrai būčiau ten pats pirmas dalykas, nes aš iki detalių išanalizuoju, pasižiūriu, kur geriau sekasi, kur blogiau priešininkui, tai daug labai jo kovų peržiūrėjau, galiu net, manau, drąsiai teikti tiek, kiek yra internete radau, net ir praeitas jo kovas mūsų organizacijai, tai viską išanalizavau ir parašiau atsaką ir manau, kad mano planas įsigyvendins kovo 21 dieną. O koks spėjimas kovos? Kaip manai, kaip norėtum užbaigti? Nu, aišku, visi galbūt nokautų ir panašiai, bet taip... Tai būsiu tas iš visų, kur visi spėja, bet kažkaip jaučiu viduje, kad bus nokautas ir bus... Keliukas? Keliukas nežinau, bet manau, kad bus išrinksiu, jeigu savo kaip žmogaus teiginės sakyti, aš manau, kad jį išrinksiu ant dalių ir galų gale tai užsibaigs referio sustabdymu. Nežinau, ar tai bus techninis nokautas, ar bus visiškas. Kalbant apie kovojimą Lietuvoje, iš tikrųjų smagu, ar ne savo sienos, savi žiūrovai, fanai, aišku, atsakomybė didelė. Fanų šiais metais ar ne padaugės, nes tu pradėjai ir treniruoti. Jo, pradėjau treniruoti, turiu grupinę treniruotę, tai auklėtiniai mano atvažiuos, kas man labai keista, nes jie yra mano metų ir kai mane kreipiasi jūs treneri, tai man iš vis kažkaip, taip, nežinau, euforija kažkokia. Tai jo, atvarys auklėtiniai, kai visą laiką atsivežu aš savo didelį bagažą gerbėjo ir tikrai girdėsit ties arenoje ir kaip praeitą kartą ir per transliaciją girdėsit mano pravardės skanduotojus. Ką, jeigu be sporto, be mokslo, ką mėgsti dar veikti? Šiaip, sunku dalyką, kurį nuspausti. Tiesiog mėgstu daug dalykų patirti, galima sakyti, tiesiog daug dalykų atrasti, visokių patirčių susirinkti. Kuo didesnį turėti atvirą spektrą. Tai reiškia, pamanyti vieną dalyką, vieną veiklą, kitą, prisirinkti kuo daugiau patirčių ir iš to pasidaryti savo nuomonę, ne kitų komentuojančių ir kažką. Tiesiog patirti pats. Tu toks plačių pažiūrų, tu visą laiką irgi stengiasi, kad tavo išėjimas į ringą nebūtų šiaip paprastas ar negreitas, tu visą laiką kažką tai pagalvoji, šį kartą galvoji vėl kažką? Oi, lapkritį truputį buvau nusėdęs, pamiršęs tą temą, dabar ruošiu kažką, kai visą laiką šortai patys gražiausi renginiai bus, tai šortus naujus gražiausius pasidarysim ir išėjimas lauks, gal sugrįšim, kaip ir prieš metus darėm, tai dabar irgi kažką panašaus. Bet išskirtinio. Žiūrint tave, tu toks labai visą laiką pozityvas. Šypsaisi, toks, tave galima sunervinti, pavyzdžiui, sunervinti ar ne? Kai svorio metu.
Visorių metu. Ne, šiaip kažkaip stengiuosi, esu sakęs jau šitą kažkaip anksčiau, kad stengiuosi gėrį skleisti visiem ir tada, kai tą darai, pastebėjau, kad tu gauni atgalinį ryšį ir tas gėris sugrįžta pas tave, gal kitokią formą, bet toks yra mano gyvenimo požiūris, tiesiog būti teigiamu, pozityviu, stengtis padėti, kiek gali ir kažkaip vadovaujasi toms taisyklėmis. O kovoje tau lengviau, ar kai tu užpyksti ant varžovo, ar ne? Na, kovos metu, pavyzdžiui, būna irgi. Praleidi kažkokį smūgį, skauda tau. Nu, natūraliai užpyksti, turbūt, ar ne? Kad ar ant savęs, ar ant priešininko, kad... Nu, su priešininkais yra taip, jeigu jisai kažkaip naglai, vadinkim, jeigu angliškai išsireiškime, dirti tokius dalykus daro, tada jo, tu užpyksti. Bet jeigu praleidi smūgį labiau gal ant savęs, kad tu reikia susižiūrėti gynybą, susistatyti tau pačiam. Jis reiškia gerai atliko tą darbą, tu palikai kažkokią skylę ir tavo problema yra su to susitvarkyti. Tai va taip įsireiškia gal būtų patogiau. Šiaip tai nežinau, nepykstu aš ne vieną, kad ir kažkaip gerai pataiko ar ką, nelabai. Tai leidžia man tobulėti ir augti. Psichologiškai sunku, pavyzdžiui, arenoje, kai daug žmonių, muzika ar ne, nedegi kartais, psichologiškai gerai tvarkaisi tą visą dalyką? Myliu šou, myliu būti dėmesio centre, myliu būti tas, į kurį žiūri ir myliu augti šito organizacijų ir turėti dar daugiau žiūrovų į save. Tai man tik yra vienas malonumas būti tuo, kur visi mato ir visi kreipiasi. Tai daug kartų esu turbūt sakęs, kad mano ambicija yra būti pačiu žymiausiu, pačiu veidu šitos organizacijos. Tai nėra problemos, kad į mane visi žiūri, kaip tik žiūrėkit, atvykit į kovas, lauksiu visų ir ja. O ką patartum tiem, pavyzdžiui, kur sako, salėje viskas gerai, važiuoju ten šparingų ten po 10 raundų, išeinu, žmonės, muzika, šviesos, sako, kaip nesavas, įlipu ir sako, nesuprantu. Ką patartum, kaip tvarkyti su tuo? Aš manau, kad tu turi suvokti esminį dalyką. Ta diena tu esi šventė, tavo yra šventė, visi tave garbins. Nesmė, koks bus kovos rezultatas, ar tu pralaimėsi tą kovą, ar tave nokautuos, ar tu laimėsi, visi tave šlovins, visi tave palaikys. Artimiesiam tavo tikrai nėra tiek svarbu, ar tu pralaimėsi, ar laimėsi, kad jie nustotų tave palaikyti. Tai kai tu tą dalyką suvoki, kad bet kokiu atveju, kaip kova pasibaigs, tu vis tiek bus išlovinimas ir tave palaikys, tada ir pasidaro lengviau to susitvarkyti su ta visa psichologija. Tai o kiekvienas iš mūsų jaučiam tą jaudulį, žinom, kur einam, tai yra normalus dalykas ir su laiku, manau, kiekvienas turi atrasti kelią, kaip jį nugalėti ir pažaboti tą ugnį, o nesudegti po ją. Ką po kovų veiki, turi kažkokią tai tradiciją? Pavyzdžiui, baigėsi kovos ar ne? Ką dažniausiai veiki? Šeiminiška pitos. Labai daug kalorijų susivartot. Ir tiesiog atsipūsti kelias dienas nuo to sporto, negalvoti ir tiesiog atsiriboti čiut nuo to pasaulio keliom dienom, susivartoti nežmonišką kiekį kalorijų ir atsistačius, jau pilnai, pavalgius, grįžti atgal į salę ir taisyti klaidas, analizuoti save ir kitus kovotojus, kuriuos pamatai šioj scenoj, aplamai koviniai scenoj pasaulyje. Tai sakiau, didelis moksliukas, mano dienotvarkė, nesvarbu, ar aš ruošiuosi kovoms ar ne, sukasi apie kovinį sportą ir aš džiaugiuosi, kad galiu būti to dalimi. O pasiruošimo metu, ko sunkiausia tau atsisakyti? Vis tiek kažkokia disciplina ar nėra, kažko turi atsisakyti, tai ko tau sunkiausiai? Angliavandenė turbūt. Kas tai būtų iš produktų? Miltiniai produktai turbūt. Šiaip, nežinau, kažkaip. Kai ateina pasiruošimo laikotarpis, aš susitaikau su to, kad reikia atsisakyti visko ir aš visus dalykus vertinu. Taip pat čia labiau komikinė prasme įsireiškiau, kad angliavandenių. Aš tiesiog suvokiu, kad dabar man toks etapas, dabar reikia pakentėti, dabar yra tavo kelias, kuriam turi tu stengtis ir turi tu tobulėti. Tai su visais dalykais atsisveikinu taip pat ir su visais dalykais pasilstu taip pat. O tai reiškia, kad kai baigėsi kovos, aš visais mėgaujuosi irgi taip pat nuostabiai ir nenuvertinu nei vieno, nei kito produkto. Tai. O pats gaminti mėgsti? Jo, aš tarp kitko po kovų, man inspiracija būna visą laiką
nežinau, man kažkokia kulinarijos gyslelė atsiveria. Aš, pavyzdžiui, neatsimenu, kažkur atkai kovos, grįžau namo, galvoju, vieną dieną kilogramą tinginio pasidarysiu, kitą dieną ryžių pudingą išsivirsiu. Gyvenime prieš tai nesudaręs. Visiškai. Kažkokią kulinarinę man gyslelę tos kovos atveria, nežinau. Čia gal meniška kažkiek kryptis mano tokia po kovų atsiranda. Tie kažkaip. Gerai, nu ir ką norėtum perduoti priešininkui savo? Ką priešininkui? Laukia mūsų didelė kova. Tikiuosi, nenuvertinsi 18-mečio. Aš darau viską, ką galiu savo jėgose, kad tau kovo 21 būtų bloga diena, ne šventinė diena, bet apart to linkiu be traumų ir linkiu saugaus skrydžio į ir iš Lietuvos. Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną TwinSbet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt.